Sveiki, jeigu turit noro, parodysiu, kaip efektyviai pratempti skaudantį tokį įtemptą sprandą. Ar tai būtų po darbo dienos, ar tai dienos eigoje kažkur, gal padirbėjot kažkur palenkęs galvą kurį laiką, pajutot, kad reikėtų jį kažkaip pratempti. Parodysiu labai efektyvų, paprastą tempimo pratimuką. Atsistojam, išsitiesiam ir ranką šitaip už nugaros, pagaunam. Šiuo atveju kairę ranką per lenkmenį, sulenkiam kairę rankykę šitaip ir įtempiam galvą į šoną. Įtempiam, palaikom 30-40 sekundžių, tada lėtai atleidžiam, truputį pasukam galvą šitaip ir tada važiuojam žemyn, tolyn nuo tos sulenktos rankos. Ir čia palaikom 30-40 sekundžių. Tada taip pat pakartojam iš kitos pusės, pagriebiam šitą ranką, lenkiam, va, ir tempiam kitą pusę, palaikom 30-40 sekundžių, važiuojam atgal, pasukam galvą ir šitaip į priekį. Viskas. Pabandom. Kelis kart per dieną galbūt, jeigu turit kažkokią lėtinę problemą jau su sprandu. Pakartokit kelis kart per savaitę, bus tikrai geriau.